Nu, bandžiornėlė. Labas rytas. Ar labą dieną galėjau net sakyti. Jau biškį po pietų. 15 minučių iki pietų galo belika. Tai sveiki. Sveikinu su jum. Vėl iš Bogojaus ir vėl iš žuvinė. Ir vėl vešim žuvį. Prastovėjau nuo penktadienį 4 valandos popiet iki pirmadienį beveik 1 valandos. Žodžiu, buvo pakravimas tik pirmadienį. Ne dėl to, kad darba nėra. Darba yra. Atlėkiau iš Švedijos, atlėkiau su baldais. Berods, kad baldai buvo kažkokias dėžės. Bodo išsikroviau ir tada 4,5 valandas, bet turėjau šūtinau iki Bogojaus. Atlėkiau čia ir visą savaitgalį išeiginiau. Antrą savaitgalį pavyko normaliai pailsėti, o ne kaip prieš tai buvo vidury savaitės, antradienį, trečiadienį. Arba trečiadienį, ketvirtadienį, kiti žmonės, kai ilsės, tada man reikia važiuoti. Iš kitos pusės gerai, kai jie stovi, mažesnis eismas keliai, bet iš kitos pusės dar blogai yra, pilni parkingai tada užkišti yra. Nu, žodžiu, topins lietus. Ką bedarytum, viskas yra blogai. blogai, taip. Tai va, žodžiu, stovi prie rampas, krauna lašišą ir lėksim į oro uostą, į Orlandą. 28 valandas, kaip supratau, yra duota pristatyti žuvį. Iki vietos 1300 beveik kilometrų, ten 1200 su centais. Tai laukiam, kad pakraus žuvį, pasimsim papiergalius ir lėksim. O jau reikės lėkti, nes ekspresas lėktuvui nepasakys, kad palauk. Ta žuvis musėt į Japoniją, pas čiurką, žodžiu, keliauja. Ten hieroglifais užrašyta būna pastovi ant paletės. Tai dabar reikės jau šūtit, jau gerai reikės šūtit. Tai va, žodžiu, daugiau nieko nauja, nieko gera. Dabar nors galėsiu jum parodyti dieną, kaip važiuosi. Kai buvo žiemą naktį važiavau, kai nebuvo galima parodyti nieko. Jokio vaizdo nesimatė, nes naktis. O dabar parodysiu, diena bus, aišku, lietus lyja. Bet nors šviesu, tai biškį pamatysit, kokiais keliais tada žiemą važiavau. Šiaip tai yra dar sniega kalnuose. Kalnuose dar nenutirpa. Tai va, oi. Tai va, žodžiu. Laukiam, kada pakraus, nes krovė greit, krovė ir ko tai sustoja. Musėt ne visas žuvis yra paruošta. Darbuotoja krovikų trūkums, musėt vakar užgėrė, šiandien neatėjo darban, nes saka, vienas žmogus turėjo 10 valandą ateiti darbą, jo nėra. Na, tai arba užgėrė, arba kažkas nutiko. Viens iš dviejų. Tai va, žodžiu, sėdėm, laukiam ir paskui lėkiam. Nu ku, lakiam. Išvažiavau prieš pusvalandį iš įmonės, pakrovė žuvį ir dabar pagaliau išlendu ant 6 kelią. Išsipurčiau, išsikračiau tuo keliu siauru, duobėtu. Tai dabar lėksma, imsim, šturmuosim kalnus, imsim tunelius visus. Žodžiu, pats smagiausias dabar iki Fauskės, pats smagiausias kelias laukia. Pakrautas nesunkiai žuvies 18 palečių. 18 palečių ir 10 beveik tonų tiktais, tai visus kalns
eisiu su vėjeliu. Jeigu nieko nepavysiu, tada bus labai gerai, nieks netrukdys. Iki Fauskė 108 km, tai va, 108 km sunkiausia kelio bus, iš viso beveik 6. Nes čia prasidės tuneliais, mažučiai 4,2. Nu, ką aš jums pasakoju, jūs jau šiaip tai matėte esat. Tik tais aš čia visą laiką naktį važiuodavau, dabar važiuoju dieną, tai biški vaizdą nors susidarysit, kokiais keliais aš čia važinėjau. Žmonės žiūri, kad su kamera esu. Sėt keista. Ant galvos kaip prožektorių kokį užsidėjęs. Sėt keista matyti jiem. Man irgi būtų keista matyti. Kai kažkas su kažkokiu daiktu užsidėjus ant galvos važiuoja. Kalnų viršūnėse da sniega pilna. Da yra sniegiuka. Apačioj 5 laipsniai šilumos, 6. Vėsoka. Vėsų iš vis. Šilumos nėra. Nėra, be basta mano užlinkus, tai šalt reikia. Na, aišku, mašiną užsikuriu. Šildausi. Naktį gerai mėgoju. Vėsų, ne karšta. Iš vienos pusės gerai patinka, bet kai reikia keltis, tai va jėzau kaip šalta būna. Labai šalta. Tai va žodžiu. Plakėm iki kalnų. Pradėsim po kalnus nardyti. O čia va toksai va vandenuks. Fjordai. Kalnų viršūnėse sniegs, apačioj lietus. Man tik labai įdomu, jeigu lietus liek, kaip nenutirpsta kalnuose sniegs. Arba tenais nelyja, ten gal sninga. Tai va žodžiu. Važiuojam į kalnus. Nu tai ką, pradedam šturmuoti kalniuks. Va koksai vaizdas praded atsiverti. Dabar jums turėtų gerai matytis. Baltos kalnų viršūnės, keliai, kalnai. Ne taip, kai naktį važiuojate, ne? Dabar gerai matas, dabar galima net ir pasigrožėti vaizdu, kuris man jau atsibodis, jums tai turėtų būti nelabai atsibodę, turėtų būti gražu. Tai va, čia 6 laipsniai šilumos, o tenais sniego kalnai. Kylam į kalnus, keliamės. Eina kuo puikiausiai. Nu, bet 10 tonų pakrauta. Nu, biškį kalniuką irgi tūsta, bet ne taip, kai važiuočiau su 25 tonom. Kai pilna priekaba žuvies pakrauta, tai čia jau važiuoju 60, o dabar 80, nu, 75 pabiškį. Krenta greit, saulutė kaitin, 7 laipsniai jau daras. Šilta, lietus pasibaigė, prasidės saulė, bet matas debesuota priekį. O saulė, kad kert per akis. O, kaip smagu žiūrėti. Reiktų akinius užsidėti. Bet gal pasislėpsiu dabar už saulės. Va, prašau. Pasižalia, žaliuoja, sprogsta, kažkas tai žydi lietuvėliai, o čia žiūrėkit, pusnynai, sniegą senidą galim statyti. Da neblogai ir sniegą senį pastatytum. O, Norvėjas važiuoja Leifsans ir vėl mus žiūrės į mane. Visi sveikinas čia, aš irgi sveikinas.
Na, čia dabar gavas pirmus, aš pasisveikinau. Na, dar vienas važiuoja, nu, pažiūrim, sveikinsis. Ne, nesisveikina su manim. Lietuvoje bandžiau tai padaryti. Čia tai visi sveikinasi. Pravažiuoji Šiaurės Norvegijos ženklą. Arba pravažiuoji poliarinį ratą tą. Tai visi sveikins praded. Rankas tik tai skėl, draugiški, viską, mandagus. Lietuvoje bandžiau. Važiavau, rankas pradėjau kilnot, žiūri. Žiūri, kaip pasakyti, kai važiai į naujus vartus. Nu jo, Lietuvoje neprimtina yra. Ir čia bandžiau dar lietuviškus numerius pamatydavau. Tai keldavau ranką, sveikindavus, bet su manim nieks nesveikina. Tokia kultūra mūsų, lietuviai. Tai va, žodžiu, buvo Bayeris, važiavau į šiaurę ir ties vienu tuneliu sustojau praleisti iš priekio atvažiuojančių. Važiavo lietuviški numeriai, aišku, chacholus ten. Važiavo lenkiški numeriai ir važiavo norvegas. Tai iš tų 3 mašinų padėkoja tik tais norvegas. Kitiem nereik dėkoti. Nauham. Tai va, tokia kultūra yra kelyje vairuotojai. Tai va, tokie reikaliukai. O mes važiuojam, šturmuojam kalnus. Podas blindangis barška podą. Biš nervuoja. Na jūs grožėkitės vaizdu, o aš leisiuos dabar į stačią pakalnę. Pakalnė bus 7 procentai. Laisimės ir turėtų šiaip tai dabar neatsimenu, berods tunelis turėtų būti. O gal ne dar. Aš labai tikiuosi, kad nebus dar. Tai va, važiuojam. Nuo vienu kalnu nusileidam. Varysim dabar į kitą. Vėl kilsim į kalną. Čia va, jau ir pradeda žaliuoti viskas. Tenais kalni sniega buvo, o čia labai gražu. Va, nei gramelė sniega, pumpurėliai mušas, medžiai žaliuot pradėt. Įdomi. Pakyli sniegą, nusileidi. Kol kalną pervažiuoji, visi metų laikai praeina. Ir žiema, ir pavasaris. Na, tik vasaras nelabai da pasiekė.
Oi, čia man daug kalnų, pakalnių, pakilimų, nusileidimų laukia. O Jezu, o Jezu. O, po biškį atsiveria gražesnis vaizdas, po biškį. Jum gražesnis, ne man. Man tai jau šitie vaizdai visi yra atsibodę, bet man labai įdomu, kodėl priekabas lempas nebedega. Reiks žiūrėt, mus atlaidus vėl kažkas nekontaktuoja. Va. Prašau. Koksai vaizdelis. Aha, važiuoja. Taigi pasitrauk kabelį tu. Matai, važiuoja chacholai. Veidrodžiais daužydami vos ne. Va tokie va profesoriai. Į tą. Ai, susilaikys nuo komentarų, nes labai daug heiterių atsirastų. Ir vėl šnekėsit, kad aš labai mandras. Tai geriau susilaikysiu. Tai va, važiuojam. Štai tokie vaizdeliai. Pro langą matais. Gaila, kad lietus lyja. Būtų geriau, kad nelytų lietutis. Būtų žymiai geriau. Kada ta saulė pagaliau, kada ta šiluma pagaliau bus. Bajau. Lauki to šiltesnio orelio. Ir niekad nesulauki. Atrodo, jau biški šilt pradeda, išvažiuoji tada į šiaurę. Taip va, važinėjasi. Va, šitaip. Vėl važiuosim kiaurai va tos, va, kalnus tuneliais. O, čia Rėmantai kažkur yra. Va, na. Prasidės tuneliuks, jungiam savo kalėdinę griliandą. 4,5 km tunelis. Imsim 4,2 metrą aukščio. Hop, 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 hop. Pamirksėt reikia, kad jeigu kas nors iš priekio atvažiuoja, kad atkreiptų į tai dėmesį, kad aš atvažiuoju iš paposūkio kitą mašiną. Reikia biškį pamirksent, tada jie žino, nebelėk taip greitai. Nes kartais būna iš paposūkio išein ir tada nėra net kur dėtis. O. Su jomis tai čia prasilenkt lengva, sunkiausia yra su fūrom. Bet vis tiek aš nemėgstu šitų tunelių. Baisu į tą kampą įkalti. O, prieki fūra. Na, įdomu, tu prisistabdys, a nelabai. Ne, kur tu? Dabar žiūrėkit, kažkas veidrodžiai neteks. Kultūra. Ten musėt Lenkas buvo, nes va Norvegas pravažiavo, jisai prisistabdė. O šitas pirms, kur ėjo Lenkas, galvau, kirs jau į veidrodį. Man bais traukts, nes ten kampe yra kalns, va taip va išskaptuots apvalumais ir trauksės. Ir va yra matas, jum gal nelabai matas, va čia va kampe
va, yra nudaužyta nuo šaldytuvo. Kai reikia prasilenkti, per daug pasitraukia, terkšt visus kampus ir sulaužai. Tai stengiasi gražiai prisistabdai, viską iš lėto prasilenki, kad nedaužyt nei veidrodžių, nei šaldytuvų, bet yra tokie, kur pralėk net nestabdė. Nekenčiu aš tų tunelių. Dar iš priekio fūra ateina. Man šiaip tai kalną reikia kilti, galėtų jie prisistabdyti, o ne man, nes man sunkiau kilti kalną negu jiem. Prieš tai užpraeitą savaitę, kai važiavau, tai kultūringai norvegai sustoja viską, leidžia mum nestabdyti kalną lito čia, o šit musėt stovi. Jo, stovi, va, ne, važiuoja iš lėto, bet važiuoja. Prisistabdom ir mes. Ne, stovi, va čia va grins norvegas. Jisai sustos ir mane kalną praleis. O kiti galvoja, ojojoj, čia kaip tik jisai sustoja ant tos vietos. O, padėkojam. Sustoja kaip tik. Čia va norvegas. Ir visi norvegai va šitaip daro, sustoja viską, nes man reikia kilti kalną. Man sunkiau, jam lengviau į pakalnę sustoti. Sustoja viską, kad aš gražiai galėčiau pravažiuoti. Kitų šalių vairuotojai net nepristabdo. Va, dar matais kultūra keli. O paskui visi pyksta, vairuotojai tokie. Man tai nesunku yra. Jeigu aš tuščias važiuoju ir labai lengvai krauts ir leidžiasi po kalnę, man yra nesunku pristabdyti, kad žmogus, kuris sunkiai krauts kyla į kalną, kad jam nesudaryt labai daug kliučių ir kad lengviau jam būtų važiuoti, man yra nesunku pristabdyti viską, praleisti, tegul važiuoja. Bet yra tokių kiaulių, kad va. Va šitaip, o lenks pristabdė. Pristabdė lenks, a kitas kaip ėjo, taip ir nuėjo. Nestabdys. Nu, žodžiu, vėl kultūra žmonių pasmatė. Kuo esam kalno viršūniai. Vėl sniegą pilna pas mumis. Ir vėl leisimės į pakalnę, biškina sniegą. Tamsoj važiavau, tai biški dabina sniegą. Nuo to baltumo labai akis pjauna. Bet nieko. Tai va, toksai va vaizdelis. Kalniukai.
Nu ką, lendam vėl į tunelį. Įsijungiam savo lemputs. Prisistabdam. Šiberots mes į pakalnę leisimės. Ja. Dušė. Susijungiam prožektorius. Duobės. Susijungiam prožektorius ir lakiam. Varam. Nes reik skubėt, kuo greičiau nuvažiuoti oro uostą. Ir dabar tai laiko tikrai nebus. Žaist tada kažkam. Davažiuosiu iki degalinės, nubėgsiu kavelas greit pasimt. Ir mins toliau ant sienos. Ant sienos nuvažiuos 15 minučių pauzę pasidarysiu, kol muitinės dokumentus tvarkysiu. Ir mins toliau. 4,5 reikia atvažiuoti, tada pusę valandos pauzikę dabaigsiu daryti. Ir likusias 4,5 atvažiuoti ir eit 9 valandom pauzę ir tada kilti. Matyt 6 rytą kokį reikės kilti ir vynioti toliau. 10 valandų nevažiuoju, nes laiką taupau, nes 45 minutės tada reiktų išmesti, kur aš galėčiau važiuoti kitą dieną anksčiau pradėti. Tai užtat nesidarysiu. Vieną pauzę tik tais 5 minutės pasidarysiu ir viskas. Tai va, skutam nusileidam. Dabar čia tokia palei tarp kalnų važiuosime, lygumom ir paskui vėl kilsim į kalnus. O Jėzau, tie posūkiai. Gerai, kai nedaug krauta, ne taip maskatuoja iš parimantą paleido šitos. Lakia. Nu, pusę kelią nuvažiuota. Va čia lašišas augina tarp šitų tinklų. Jas va čia augina, nugabena į fabrikus, išdaroja ar sufiliuoja, pakrauna mum ir mes vežam. Jas auga va tenais va. O mes lakiam, skubam. Variklis biški šyla važiuojant ant kalniuks. Įsijungiau pečiuką ant karščio nustačiau, tai greičiau atvėsta kažčia. Opa! Vėl jungiamės lempats. Vėl tuneliuks, bet man rodos tie sunkiausi tuneliukai jau pravažiuoti. Čia biški lengvesni jau likę. Bet ir tai nejauku važiuoti per juos. Iki Fauskės 40 kilometriukų beliko. Iki Fauskės ir už Fauskės dar bus keli pakilimai, nusileidimai. 2, man rodos, pakilimai, nusileidimai. Keli dar tuneliai ir bus viso. Tada pasisuksiu link Junkerdalio, link Švedijos, dar vieną tunelį praeisiu ir kilsiu į kalnus. Gerai, kad dieną važiuoju, išsimiegojau viską, tai gerai viskas matosi, naktį nereikia važiuoti, ačiū Dievui. Ne kaip žiemą būdavo.
pakrauna vakare ir šūtinį visų naktį. O šiandien dirbsiu tik iki 10 valandos ar iki 9 valandų vakarą mūsų laiku. 9 valandas pauzė, 6 ryto kilsiu ir apie 1-2 valandą turėčiau būti, aš labai tikiuosi, turėčiau būti oro uoste. Iškraut žuvį. Ir tada žiūrėsim, kas laukia mūsų toliau, kur važiuosim. Dabar svarbiausia yra iš šitų tunelių išrapot. Aplink fjordą apvažiuojam. Už 2 kilometrų bus apvažiavimas. Čia snigt pradeda, kas čia yra? Pamirksim, kad mes atvažiuojam, kad labai neįsibėgėtų fūra. Nes paskui bus skaudus prasilenkims. Čia išlins iš tunelio, bus remontas. Opčik, opčik, opčik. Pirmadienis, eismo ne per daugiausia, šiaurė. Šiaurinė Norvegija. Ne visiškai pilnai šiaurė. Bet šiaurė. Šiaurinė dalis. Svarbiausia dabar, kad nieks neatlaiktų. Išjungiam lempat savo. Lendam iš tunelio. Ir va čia va. Remonts. Gremžia naują tunelį. Ojejejej, biš per daug įsibėgėjau aš. Gremžia naują tunelį. Ir imsim dabar į Velikalns. Varysim. Vėl lipsim ant kalniuks. Kol nedavažiuosim iki Fauskės. Va taip ir važinėjam. Tais pačiais keliais. Tais pačiais kalnais. Viskas tas pats per tą patį. Kalnai su sniegu, kai kurie kalnai ir be sniego. Mes lakėm į Vėlietus. Į Vėlyje, įlyja, įlyja. Taip gerai buvo, kai lietus nelyja. Ir vėl lįsime į tunelį. Tunelių maratonas, tunelis po tunelį, tunelis po tunelį. Bet čia jau, man rodos, jau iš paskutinių šitie tuneliai.
nelabai turėtų daugiau jų ir bebūti. Pamirksim, kad važiuojam. Paskui iš paposūkio neišnertų netikėtai vidurį kelią, kaip dažniausiai būna. Ir tada jau per greit meti šonan ir kabini kalną. Hop, 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 hop. Važiuojam pagal vandenuką. Palei vandenuką. Aplinkui. Toksai va vaizdas prieki. Kalnai su sniegu. Ir lietutis, kaip matau, vėl pradeda lyti. Ir vėl mes lendam į tunelį. Bet šitas neilgas. Būtinai duobę turi pataikyti vieną duobę ir tai tą turi pataikyti. Baigės tunelium. Ai, dar vienas perėjimas per kalnus pakilti ir nusileisti. Tenais rėmansta. Kasti jau su valtim, pasivėjau kažkur su valtim. Manau, jisai nelabai norės važiuoti su valtim. Iškėlė. Nu, pagaliau pasiekėm Fauskę. Įvažinėjom į Fauskę. Šakalai šitie transportiniai nedirba. Eikti čia jie kabinas dėl užuolaidėlių, dėl ant langą, kas padėta ne vietoj. Vietoj, bet jie man žinai yra ne vietoj. Čia Fauski parkinge mašinų pilna. Pilna. Mes važiuojam. Skubam. Ėjosi visai gerai iki tol, kol nepavėjau prieš Fauskę Lengvike. Įdomu, kaip toliau seksis. Tikiuosi, tas Lengvikės nusuks šonan ir nei viena man nemaišys, o man bus tuščias keliuks. Galėsim normaliai važiuoti. Už Fauskės dar reikės sustoti Circle K degaliniai. Kaip visada, kavelas pasiimti. Kaip visada. Kad smagiau būtų važiuoti. Ir laiksim. Patį bjauriausią kelią pravažiavom. Dabar lengvas keliukas mūsų laukia. Nu da, aišku, bus pora pakilimų, nusileidimų. Keli tuneliai, bet jau nebebus taip, kaip buvo prieš tai. Tikiuosi. Pakeiš? Ne, nepakeiša. Jūs manis neužleidot, aš... Sustojau. Varykit vaikai, va, vaikai, su paspirtukais, su šalmais, su viskuo. Lietuvoj be šalmų į Davos net 3 ant paspirtuko varo.
Lakiam, lakiam, lakiam. Lakiam, lakiam, lakiam. 11 šilumos. Šilta. Šilta. Va tokia va Fauskė. Nusileisim į pakalnytę. Suksim žiedu į kairę. Žiūrėk, ir dabar iššoks. O, nešoka. Galvojau, šoks. Dviratininkas. To, kad čia stabdo iš karto. Ne taugi pagrindinis. Tai yra ne jam pagrindinis. Stojam. Bet tai gerai čia. Keliukai visur normalus be sniega, be ledo, nes taip tai būdavo čia sunkoka nusileist, nenuslydus į kito žiedą. Čia pėsčiųjų perėjos nėra, dėl ko jį praleidžia. Štypa ženklo nėra, bet į rankelę tipo reikia praleisti. Toliau tai matau, va, yra ženklai, kad pėsčiųjų perėja. Tai jeigu čia užsnigta būna ir nematai kelio žymėjimą, kaip tada suprasti? Lenda tada žmonės po ratais, o tu posūkius, šoferiai, posūkis rodo taip, kad neduok tu Dieve. Nei dešinę rodo, į kairę žiedą, kad nei suks ne į išvažiavimą žiedą, bet toliau važiuos. Fruktozės. Nu, pakol kas nieks mums nesimaišo, tai mes lakiam, skubam, minam toliau. Pravažiavam Fauskę ir lakiam. Čia va. Šitą pausakė buvau paslydis biškį. Kaip pliklitis buvo. Čia smagus nusileidimas. Skardis po dešinę pusę. Ir pakalnė. Ir laidžiamės. 7 laipsniai šilumos. Žalia. Žaliuoji tik tais viskas. Staigus posūkėliai. Čia nusilaisim, tada pavažiuosim, užkilsim į kalną ir vėl nusileisim ir bus jau beveik lygumas. Mes čia vėl lendam į tunelį. Na, žiūrim. Ką mums čia tikėtis išlendant iš posūkio? Kemperį. Pastrauk kemperį. Tu tai mažiau vietas užėmi ir tu stogą nenudaužysi kaip aš. Prasilenkiam. Lakiam.
išlis iš paposūkio. Lengvykė. Pasilenkėm ir dabar kilsim mes į kalniuką. Čia neblogas kartis po dešinę pusę. Čia bus duobė viena tokia gera. Ir tikės nebus iš priekio mašinų, tai galėsim šitai padaryti. Paimti priešinę, kad mažiau trinkteltų ir kylam. Nu jau, neužsidėjau kameras ant galvos, būčiau parodys po dešinę pusę, koks čia vaizdelis. Tai pritvirtinau prie langą. Nu, nelabai galiu matas, kas po dešinę pusę. Keliuks toksai, kalniuks toksai neblogs. Neblogs. Nu, paskutinis nusileidimas. Paspirtukai stovi. Dar biškį kalniuką pakilsim ir paskui reikės leisti žemyn. Biškį prisistabdam. Iš per daug aštrus posūkis. Nenoriu, kad durys atsidarytų kairiai pusė ir visa žuvis ant žemės iškrist. Kažkaip nelabai norisi. Septyni procentai pakalnės laukia. Ai ne, va čia va išlysiu dabar iš tunelio bus posūkis. Čia va slidu. Biškį pakalnytę. Čia buvo kažkuriais metais Girtėka. Išėjo iš tunelio. Kažkas tai buvo, kad ant šono atsigulė. Tai va, čia po dešinę pusę skardis. Va, čia aš čiuožiu, kai reikėjo stabdyti. Jo, va čia atsigulė ant šono ir nučiažė tos atitvarus, išdaužė su žuvim. Nenorėčiau nuvirst ant šoną ir čiuožti iki skardžio. Nenorėčiau kažkaip. Man užteka streso, kai tinginio rats pamečiau, o čia dabar, jeigu toksai cirkas būtų, tai nežinau, kaip čia būtų. Nu, ko, nusileidom, pravažiuosim pro geležinkelio tiltuką po apačią, minsim tolyn. Stabdam. Čia žiemą, kai būna negera sustabdyti, kai slidu. Nu, tas tiltuks. Stabdam. 4-1 aukštis. Nusileidžiam biš padūškės, kad neišdaužyti lubų. Visa. Pralendam minam. 48 kilometrai liko iki posūkiuką. Posūkiuko link Inkerdalė, link Švedų. Mes dar biškį stabtelsim kavelas pasiimt ir važiuosim toliau. Čia turi būti
Kai baigsis šitie posūkiai vanduo, išvažiuosim ant tiesaus keliuko ir bus Dziegalinė, Rognan. Eisim Kavelas. Tai va, žodžiu, važiuojam toliau. Nu ku, štai ir atėjo žiema pas mus. Pradėjau kilt link muitinės, +3 šilumos ir pradėjo sniegas snigti. Aš sakau, per tos kalnus, kol persiverti, tai pasikeičia daug metų laikų. Žiema, pavasaris, vasaras tik tais niekam nesulaukiu. Nu, sninga. Su viena mašina prasilenkiau su viena mašina, tai gerai buvo, priekis uždrėbtas sniegu. Bet aš labai tikiuosi, kad čia tik tais kalną viršum, kol važiuosim. O, ir muitinė. O, kaip greitai tu klausyk. 3 valandas 13 minučių trukau iš Bogojaus iki muitinės. Kai sunkiai krauts būdavau, per 4 valandas atvažiuodavau. Dabar per 3 valandas 13 minučių. Va, ką reiškia, kai mažesnis svoris. Nu, eisim ant muitinės. Susitvarkysim popierizmą. Reikia internetu nusipirkti švedų kelius. Ir važiuoti toliau. Jeigu pavyks 15 minučių pasidaryti čia pauzės. Sėt ne toj pusėje sustojau, nu nieko tokio. Reikia 15 minučių pasidaryti pauzės. Taupyti laiką. Taupyti viską. Žodžiu. Eisim iki muitinės tvarkytis popieriuku. Susitvarkam popierius, 3 valandas 13 minučių atvažiavę, tai dar galėsim valandą 17, galėsim valandą 17 važiuoti dar kažkur iki 5 minučių pauzės. Tai va, žodžiu, bėgam tvarkyti papiertgalių. Nu, muitinės papierizmą susitvarkėm labai greitai per 5 minutės. Dar 10 minučių palaukiau, nusipirkau kelius ir lėkiu toliau. O čia pradėjau toliau važiuoti. Smarkiau sninga. Iš priekio mačiau mašinas apsnigtas, +3. Apsnigtas atvažiuoja. Nu, penktadienį, kai aš čia važiavau, tai buvo +2, man rodo, saulė švietė. O toliau biškį pavažiavus į švedų gilumą ir -5 buvo. Pavasaris skaitosi. Tai dabar kylam kalniuką ir žiūrėsim, kas mūsų laukia toliau. Nemanau, kad čia visą laiką snigs. +2 jau beliko. Turėtų nusileidus iš kalnų, aš taip manau, kad turėtų pasibaigti tas sniegs ir nusėt lietus, koks turėtų lyti. Na, tikiuosi nebus pridrėbta ant kelio tiek, kad slidu būtų. Labai tikiuosi. Nes nenorėčiau čiužyti. Čia atvažiavo mašina kaip ir neapsnigta. Gal nutirpo greitai. Tai va, sniegynai ir dar kartą sniegynai. Toksai va mano pirmadienis. Langai rasot pradeda, drėgmės nusėt per daug. Lekiam toliau ir žiūrim, kas mūsų laukia toliau. Koks keliukas.
Ko aš jums galiu pasakyti? Va šitaip atrodo gegužės vidurys. Kai reikia važiuoti. Va tiek va sniegą užnešta. Bandysim visą tą košę nusivalyti. Įdomu. Gerai, kad nešal, tik 0 dar. Bet jeigu pradėt šalt, naktį masyt ir pradės šalt. Tai nepavydžiu tiem, kam reikės važiuoti naktį. A mes ką? Apeinam. Biškį pasižiūrim, ar nekaista, kad padangas inkaiti garuoji. Visai neblogai čia mums sekasi važiuoti. Normaliai pravažiuota. Biškį galinė šis šiltesnė negu kitas. Jokie gabaritai nieks nedeg. Įdomi kažkas trumpin, reikės eiti priekabas laids pasižiūrėti. Normaliai. Va šitaip atrodo. Tiek sniega pridrėbta. Privaryta. Daugiau negu prota. Košė. Šlapdriba drėbė. Va šitaip, abiškai sakau, reikia pasvaičiati. Atsibodo sėdėti. 4,5 valandas atvažiavau, sustojau kišenį, pusę valandas pauzikę pasidarysiu. Iššūtysim toliau. Pusę deg lempučių, pusę nedeg. Na jo. Triubas mano užvarytas sniegas. Va šitaip atrodo. Gerai, žodžiu, einu perjungs per naują laidus priekabas. Eis kažką biškį užkast ir toliau minsim. Dirbsim toliau. Nu ką, viskas. Darbo diena šiandien baigta. Per 8,5 valandas paėmiau 702 kilometrus. Kalnais, tuneliais, pliorzam, sniegais. Buvo biškį ir čiuožykla. Tai va, žodžiu. Pauzę daromės 9 valandas. Pusę 7 ryto kelts. Pusę 8 per krumplį ir min toliau. Liko 560 km iki oro uosto. Ir bus viskas. Iškrausiu žuvį ir bus matyt, ką aš toliau veiksiu. Tai va, žodžiu. Pabaigiau valgyti, ką pietum valgiau per pietų. Nieko neįsidarysiu. Einu iki Tuliką. Vandeniuką reikia įsipilti. Atsigerti reikia liulės. Biški jaučias, kad padirbau šiandien. Biški jau. Migda man dabar yra be 15:11. Šviesu. Be 15:11 mūsų laiko. Lietuviškai. Vietinių be 15:10. Norvegijai, kai stovėjau, tai išvis buvo šviesi naktis. Dar 4 valandas, ten, kur aš stovėjau, tai 4 valandas nusileid saulė pabūna. O pačian viršuj jau 2,5 valandas tik tais nusileid saulė pabūna. Dar už mėnesiuko bus toksai bajeris, kad vapšė saulė nenusileis. Tai va, žodžiu. Visi, darbai baigti, einu ir aš ilsėtis, ačiū, kad žiūrėt. Vėl susitiksim, turbūt kitą pirmadienį. Tai va, žodžiu, nepamirškit palaikyt, nepamirškit prenumeruoti, man daug ką tai reiškia.
Ir ačiū, kad žiūrit. Susitiksim sekantį kartą. Čiau, paka.